Atsimenu, kai pradėjau dėstyti anglų kalbą, norėjau dirbti tik su pažengusiais mokiniais. Su pažengusiais mokiniais tarsi įdomiau bendrauti, nes jie sugeba įvairiai reikšti savo mintis ir mokytojai atsiranda daugiau galimybių praktikuoti kalbą įvairiuose kontekstuose. O su pradedančiaisiais tarsi tokios laisvės nėra, nes jų žinios dar yra ribotos ir tenka prisitaikyti. Anksčiau mąsčiau būtent šitaip, o dabar suprantu, kad didžiausią malonumą gaunu, kai su laiku stebiu, kaip evoliucionuoja tie mano pradedantieji ir kaip nuo nulio žinių gimsta pilni gražūs angliški sakiniai. Iš vienos pusės gali pasirodyti, kad vėl ir vėl mokyti žmones kalbos pagrindų gali būti nuobodu ir monotoniška. Bet tiesa yra ta, kad su kiekvienu mokiniu šis procesas yra skirtingas. Nes juk visi žmonės yra unikalūs. Kas man labiausiai dabar patinka dėstant pradedantiesiems yra tai, kad turiu puikią galimybę sudėlioti jų žinias. Žingsnelis po žingsnelio, nuosekliai, be jokių spragų. Ir kai jie jau turi tokį tvirtą kalbos fundamentą, visa kita informacija jau dėliojasi daug sklandžiau ir paprasčiau. Taigi, jeigu jūs dabar esate kelio pradžioje, džiaukitės, nes turite didelį potencialą ateityje tapti pažengusiais anglų kalbos vartotojais. O jeigu jau esate pažengę, nesustokite ir lavinkite savo kalbą tol, kol pajusite pilną bendravimo laisvę.